ką, sveiki bičiuliai, susirinkom pas kolegą Raguvos šaudykloje pasibandyti draugų padovanotą duslintuvą. Bandysim šiandien Yaqi Titanum Forest. Pažiūrėsim iš tikrųjų, kiek jis nuima garsą, kad būtų malonu ir ausim ir šiaip pat atranką kiek susilpina. Na ir dar gal keletą naujo pabandysim, kas tikiuosi visus nustebins, bet galbūt paslapčių neišduosim. Tai va, pasibandom, užsipildėm dokumentus. Labai manęs keistai dėl savo mažo dydžio atrodo, bet reikia prižiūrėti, ką jis nuima garsą. Ausinės iš šventos ramybės. Na ką, dabar pradėsim tokį kitą eksperimentą padarysim. Pažiūrėsim, kiek skirsis garsas. Man galima žinot paslapčias, kas čia yra. Neaišku, kur ne, bet garsas dar mažesnis, taip kad reikia pareiti tinkamus šonis, tinkamas kulkas ir duslintuvas skaitau, kad puikiai dirba, savo darbą atlieka. Nu, pasibandėm garso atveju, tai išlau buvo takų per vandenį, dėl garso tikrai kentėt galima, dabar vaizdas. Šautuvas buvo prišaudytas iš 100 metrų plus 5 be duslintuvo. Su duslintuvu aukštis beveik tas pats, tik kažkodėl tai keli centimetrai į kairę. Tai specialiai šautuvą nebeperšaudinėsim, tik žinosim, kad pasitikėti. Čia dar pasibandamieji šūviai į tą pusėje. Tai va, skaitau, viskas labai neblogai dirba. Pirminį medžioklę. Iki.